tai pasakysit man Instagramą. Pala, tuoj dar pabūk su telefonu nuspausiu. Aš nebeatsimenu, kiek man, žinokit, metų buvo, kai mane į globos namus išvežė. Čia Rita savo namuose, prie veidrodžio. Istorija sunki. Man šiandienai per sudėtinga jį suvokti. Aš tau linkiu šiais metais būti geram, baigti 4 klasę. Nu tai, Dordai, ką čia įsidirbinėjai? Ką aš to blogo darau, kad tu čia šitaip įsidirbinėjai? Debilė už tai, kad nedaviau pinigų? Пи-пивости! Tai aš tavęs gražiai paklausiu, dėl to, kad nedaviau pinigų? Пи-пивости, пись нахуй! Aš jau tau visą gyvenimą ne mama, nes tau neduodu tai, ko tu nori. Mačiau vis važiuodamas Ukrainą kaip iš tokio bernioko paprastas, taigi tu patampas pats pajėgų karys. Pašau. Turi turėti aiškias vertybės, teisingumo jausmą, tą meilę šaliai savo. Pasirodo, tai buvo svarbiausias vertybės. Pulkas žuvo ir jo kūną net negalėjo paimti labai ilgai, po metų laiko. Na gerai būtų da vynuogių, o ne parduotuvėje turbūt nebūna. Būna? Pavasarį pas mamytę lankiausi. Jos tas pasaulis ir vieno namuko 2 kambariai. Vienintelis dalykas, kas praskaidrino, tai tas už lango vaizdas ir televizorius dar. Laimingų naujųjų metų. Nu va, taip gražu.